Ką visgi slepia noras viską valdyti? Kodėl taip stipriai stengiamasi viską sukontroliuoti savo vaikus, partnerį, darbuotojus, net smulkmenas savo gyvenime? Dažnas kontroliuotojas tai laiko savo pranašumu, kompetencija, mėgaujasi gautais rezultatais ir tuo pat metu nemato, kokią įtampą aplinkoje kuria aplink save. Ir kai praranda bendravimą ir santykį su kitais žmonėmis. Ir tuo pačiu metu tai nėra stiprybės ženklas, o gilus nesaugumas, baimiai, patirtos traumos, prasti rezultatai kažkada praeitie. Kontrolė tampa tarsi storų šarvu nuo chaoso, nežinomybės ir vidinės sumaišties, bei baimės pažinti save silpną. Kasgi nutinka, kai žmogus nori ir stengiasi viską kontroliuoti? Pats išsenka, praranda ryšį su kūrybiškumu, su savo spontaniškumu ir tuo pačiu nepatiria nenusakomo, kartais nenuspėjamo gyvenimo grožio, kuris gali atnešti malonius dalykus. Tas, kuris auklėjamas arba bandoma kažką pataisyti, ima jaustis nuvertintas, nemylimas, įkalintas, o kontroliuojamas dažnai sukyla, atsiriboja, nusišalina, išsisukinėja arba sutinka ir tyliai viduje savyje sunyksta. Jeigu jūs pajautėte, kad šios temos apie jūs ir atėjo laikas nuimti tą įtampą aplinkoje, leisti žmonėms lengviau kvėpuoti, patirti mokymosi malonumą, netgi savotiškai klaidų malonumą, o kartu nusimti nerimą dėl rezultatų ir leisti komandai veikti. Galbūt pačiam pagaliau pajausti gyvenimo skonį. Jūs galite po šio video rasti nuorodą. Ir pirmas susitikimas tikrai nieko nekainuoja, bet jame jau galima sužinoti priežastis, tų priežasčių priežastis, įsigilinti į tai, kodėl kai kurie dalykai jūsų gyvenime vyksta būtent taip, kodėl būtent žmonės šalia jūsų ima ir tampa tokiais, kokiais jūs jų nenorėtumėt matyti. O kai tai sužinosite, galėsite spręsti, ką daryti toliau ir kokiu keliu eiti.